Parodoje išdėstytoje per 2 aukštus 8 menininkų tapybos, skulptūros, grafikos, keramikos, medijų ir stiklo meno kūriniai. Norim sujungti dailę ir garsus, ir muziką tarp objekto ir garso. Ir labai smagu buvo, kad pasijungė į mūsų komandą ir kiti menininkai, mūsų draugai, kurie leido įvykti tokiam pilnam reiškiniui. Keramikės Rūtos Šipalytės kompozicijos kuria pasakojimą apie miestą. Kompozicija Silicio namai atspindi miestą dieną, o mano gimtasis rajonas naktį. To kūrinio mintis pradinė ir buvo, kai aš vaikystėje vakarais sėdėdavau Karoliniškių rajone ant stalo prie lango ir žiūrėdavau tos sovietinės statybos pilkus namus, kai užsidega langeliai. Vienas po kito ir toks vaikystė atrodė toks spindintis žaislas. Parodą papildo kiekvienoje erdvėje skambanti skirtinga muzika, kurią sukūrė japonų garso menininkas Tomo Nagai. Muzika šiai parodai gimė Japonijos Fudžio kalno šlaite, menininko įrašų studijoje. Kompozitorius taip pat įterpė Vilniaus Užupio rajone įrašytų miesto garsų ir žmonių pašnekesių. Aš laimingas labai. I'm so happy. Bendradarbiaujant su Tomu yra jau 7 kūrinys, kuriuose mes stengiamės jungti objektą ir garsą. Ir man pačiai kaip dailininkiai yra nuostabu, kad garsai gali būti tas greitasis raktas atrakinti atmosferai kurti. Sukurti ryšį tarp garso ir meno kūrinio įkvėpė japonų gamtininko ir etnologo Minakatos Kumogusų teorija apie objektų reikšmių atsiradimą, kaip objektai suvokiami po vieną ir kaip kartu. Dailininkė Renata Valčik aiškina, kad suvokimą keičia sankirtos taškas, kurį japonas pavadino suiten. Tų susikirtimo taškų labai kviečiam ieškoti ir tarp garsų, nes parodoje skamba net 5 kompozicijos muzikinio kūrinių, kurie specialiai sukurti yra atskiram objektui, ar tai būtų tušoliejiniai, ar tai būtų skulptūra, ar tai būtų netgi keramika. Tai yra tas sueta, tas reiškia sąlyčio taškas, kai vieno menininko kūryba ir kito menininko kūryba ir jinai kolaboruoja, jinai susijungia į kažkokį bendrą kūrinį. Paroda Arkos galerijoje veiks iki spalio 8 dienos. Vėliau planuojamos parodos kelionės į kitus Lietuvos miestus ir Japoniją. Reporterė Liudmila Petrakova, Vilnius.